Sveiki visi. Iš tiesų šiuo metu gyvulininkystės ūkių šeimininkai sunerimi. Žiniasklaidoje vis dažniau pasigirsta informacijos iš Europos ūkių, kuomet girdime, kad ten yra nemaži užkrečiamų ligų protrūkiai. Ir visi svarstome, ar tos ligos neateis pas mus į ūkius. Dėl šios priežasties šiandien pabendrausime kartu su valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovais, aptarsime pagrindinės ligas, kurios turbūt yra pavojingiausios, tai snukio ir nagų liga, mėlynojo liežuvio liga, paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras. Tikrai žinome, kad šios ligos gali padaryti tikrai nemažai žalos ūkiams. Ir, uždėsim pagrindinius akcentus ūkininkams, kad, atpažintumėte simptomus ir žinotumėte, kur kreiptis, kad ar ta liga būtų užkardyta, ar jau ką daryti, kai jau pamatot, kad ta liga jau yra jūsų ūkyje. Ir žinoma, labai daug kalbėsime ir apie biosaugą, tai kaip viską padaryti ūkio teisingai, kad tos ligos kažkaip tai nepatektų į juos. Ir mūsų studijoje svečiuojasi valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorės pavaduotojas Paulius Bušauskas, gyvūnų sveikatingumo skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis ir vyriausiasis specialistas Alvydas Malakauskas. Tai sveiki, džentelmenai. Ir aš tikrųjų gal norėčiau Pauliaus iš karto paprašyti tokį, apžvelgti, kokia dabar tokia minimali situacija Lietuvoje ir kodėl būtent apie šias ligas mes kalbam, kuo jos tokios ypatingos. Tai iš tikrųjų taip, jūs paminėjot tas 4 ligas, pagrindinės ligas, kurios kelia didžiausią grėsmę šiai dienai tiek Europai, tiek Lietuvai. Ir kodėl mes apie ją šnekam, tai jūs kaip ir sakėt, grėsmė. Tai aš gal įvardinčiau pirmas žodis, kuris ateina, kodėl tai svarbu, tai yra nuostolis. Ir galbūt galėčiau palyginti su tokiu dalyku kaip kokia stichinė nelaimė, ne? Nes jeigu ateina, tarkim, koks potvynis, jisai nušluoja viską. Gaisras sunaikina viską, ką tu kūrei, ką tu darei. Tai analogiška situacija turbūt yra ir su gyvūnų užkrečiamosiom ligom, ypatingai snukio ir nagų liga, paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras. Mėlynasis liežuvis taip yra irgi pavojinga liga, bet prie šios ligos neturim naikinti visų gyvūnų. Kolegos apie tai pašnekėsim kartu vėliau. Bet tos A tipo kategorijos ligos, jos sukelia didelius nuostolius ir jeigu tu turi ūkyje tą ligą, tai tu turi sunaikinti visus imlius gyvūnus, tai reiškia, ką tu kūrei ilgą laiką, ką tu darei, ką tu dirbai, tai viskas nusibraukia ir ilgas laiko klausimas, kada vėl tu galėsi atstatyti. Tai iš tikrųjų dideli nuostoliai yra pirmoji vietoj pačiam ūkininkui, valstybei, pačiam regionui. Ir ką paminėjau būtent gaisrą, tai turbūt kiekvienas namuose saugomės, tinkamus prietaisus naudojame, dedame priešgaisrinės sistemas, apsisaugant namus nuo negerų žmonių, kurie grasinasi apiplėšti, irgi dedam signalizaciją turbūt, užrakiname duris, neįsileidžiame pašalinių asmenų. Tai čia tokie turbūt šiandienos mūsų diskusijos ar susitikimo klausimai bus paliesti, ką aš irgi galiu padaryti, kad apsaugočiau savo ūkį, kad pirmoji vietoj neturėčiau nuostolių, kad nereikėtų sunaikinti laikomų gyvulių ir paprastais tais tokiais žodžiais, kuo aš galiu prisidėti, kad išvengčiau tos blogybės vadinamos. Ir turbūt apie situaciją Europoje, šalyje, apie šias ligas geriausiai galėtų papasakoti Egidijus, kuo šiandien dienai gyvename. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie užkrečiamasias ligas, aš galėčiau paantrinti kolegai Pauliui, kad imamės priemonių dažniausiai tada, kada yra jau tos ligos atkeliavusios, tačiau iš tikrųjų reikėtų priemonių imtis visų pirmiausia tada, kada dar tų ligų nėra. Tai šiuo metu situacija dėl užkrečiamų ligų ES yra viena iš sudėtingiausių per paskutiniuosius 20 metų, nes tokios ligos kaip snukio ir nagų liga, kaip dar tokios ligos kaip smulkių atrajotojų maras, jos iš tikrųjų būdavo, tačiau jos tik tai atskirais epizodais pasirodydavo. Tačiau
25 metus mes pradėjom labai su tokiais didžiuliais iššūkiais, tai yra snukio ir nagų liga Vokietijoje, toliau snukio ir nagų liga Vengrijoje, snukio ir nagų liga Slovakijoje, tai ypatingai užkrečiamos tokios ligos, kurios atneša ypatingai didžiulius nuostolius ir ne tik turbūt turėtumėm kalbėti apie nuostolius, bet ir turėtumėm kalbėti apie tai, kad gyvūnai pasireiškus šiom ligom, taikomi jiem tokie dalykai kaip jų nugaišinimas ir tai iš tikrųjų jau yra tokie kaip ir dalykai paliečiantis žmonių tokius aukštesnius, kaip ir pasakyti, pasąmonės dalykus, tai yra gyvūnų žudymas, atsiliepia ir pačių gyventojų ir pačių jų laikytojų gerovės labai. Jūs paminėjot, kad tokie nuostoliai, tai gal yra kažkokių skaičių, kiek, tarkim, tų gyvulių buvo jau utilizuota, ar kokie ten finansiniai nuostoliai, ar toj pačiai Vokietijoje ir Vengrijoje? Taip, tai skaičiai pakankamai yra įspūdingi. Jeigu mes pradėtumėm kalbėti apie snukio ir nagų ligą, tai turbūt norėčiau pažymėti, kaip Jungtinėje karalystėje buvo įsisukusi snukio ir nagų liga ir ten 100 000 gyvūnų reikėjo sunaikinti. Tai iš tikrųjų baisų skaičiai. Jeigu kalbant apie šiuo metu esančias buvusią, tai yra jau šiuo metu kovojama su šia liga, tai yra Slovakijoje, Vengrijoje, tai didžiuliai ūkiai, kurie melžiamų karvių ūkiai, tai yra kuriuose laikomi keli tūkstančiai galvijų, tai reikia suprasti, kokie tai skaičiai gyvūnų ir jiem reikalinga pritaikyti pačias griežčiausias priemonės, tai yra tokius gyvūnus reikia sunaikinti. Tai iš tikrųjų tai yra baisus tokie skaičiai, kurie kalba už save. Aš dar galėčiau Egidijų papildyti, irgi teko dalyvauti vienam posėdį. Šiai dienai Slovakija kaip ir virš mėnesio laiko neturi naujų protrukių dėl snukio nagų ligos, bet prasidėjus pirmiesiems protrukiams ir po 4 protrukių melžiamų karvių ūkyje buvo šnekama apie 10 milijonų nuostolių, bet čia nešnekam apie dezinfekcijos vykdymą, čia grinai apie darbą židinėje, apie gyvulių nugaišinimą, apie tą visą mastą, tai turbūt šnekam tikrai net ne apie 100 000, ne apie milijoną, bet apie 100 milijonų, kurie daro labai didelį įtaką tiek pačiai valstybės ekonomikai, tiek pačiam ir ūkiui. Taip, iš tikrųjų valstybės ekonomikai didelė įtaka dėl to, kad mes vartotojai valgyti norim, mėgstam mėsą ar ten pieno produktus ir jeigu nėra, ar ne, ten, ta prasme, lieka mažai, ar ne, rinkoje, tai ir kaina tada jau yra visai kitokia ir šiaip gamyba stoja tam tikrų fabrikų ir panašiai. Visa grandinė. Jo, įsipareigojimai, tai visa ta logistika. Iš tikrųjų, atrodo, vienas ūkis gali lemti, 1+1 ir labai tokia kaip domino efektas. Iš tikrųjų, daug kartų ir net kaip pagrindinė tokia raktiniai žodžiai snukio ir nagų liga, tai gal Alvydai galit papasakot, kokiems gyvūnams šita liga yra pavojinga ir tik tai galvijams ir kokie pagrindiniai dalykai, ką ūkininkas turi atkreipti, kokie simptomai, kad iš karto galvotų, kad čia tikrai yra galbūt tos ligos kažkokia apraiška ir jeigu identifikuoti, ką jam iš karto reikėtų daryti. Šis snukio ir nagų liga yra labai užkrečiama gyvūnų liga, virusinė liga ir patikėkite, tai afrikinis kiaulių maras, kurį laikėme, kad irgi labai užkrečiama liga, tai snukio ir nagų liga nepalyginamai užkrečiamesnė liga ir išplinta daug greičiau. Taigi virusinė liga serga visi poranagiai gyvūnai, tai reiškia galvijai, avis, ožkos, kiaulės, taip pat laukiniai gyvūnai kaip šernai, elniniai gyvūnai, visi gali būti užsikrėtę. Bet svarbiausia be abejo ūkiniai gyvūnai, susitvarkius su šią ligą pas ūkinius gyvūnus, tai laukiniai nekelia grėsmės. Ir dabar ūkininkai, gyvulių laikytojai, kaip jie galėtų atpažinti šią ligą, įtarti, tai visų pirma, šita liga pasireiškia tuo, kad virusas sukelia pūslelių, kurios vadinamas aftomis, atsiradimą, išsivystymą snukio gleivinėse, nosies gleivinėse, ant tešmens, penių, taip pat apynagėse, tarpūnagėse ir to pasekoje
tos pūslelės trūksta maždaug po 24-48 valandų nuo jų prasidėjus jom formuotis. Kada jos trūksta, atsiranda žaizdos, be abejo tada gyvuliai, tarkime, atsisako pašaro, neėda, seilėjasi, atsiranda čepsėjimas, jeigu yra pūslelės ant kojų, reiškia apynagėje, tarpūnagėje, tai jie šlubuoja, tai ūkininkai turėtų stebėti gyvulius ir kada jau pamato, kad gyvulys seilėjasi netikėtai, iš karto reaguoti. Tai taip pat vėliau, aišku, gali atsirasti ir pieno primilžių sumažėjimas, tarkime, kiauliam, tai seilėtekio tikriausiai, jisai kur kas retesnis toks požymis, bet, pavyzdžiui, kiaulės, tai šlubavimas, apynagės pažeidimas ypatingai aktualus ir matomas tas požymis. Jaunikliai. Paprastai šita liga nėra tokia, kad būtų mirtina. Ji tik tai labai greit plinta ir bandoje gyvūnai persirga labai greitai. Užsikrečia visa banda. O yra, gal, atsiprašau, indikacinis kažkoks laikotarpis, prie kiek tenai? Ligos inkubacinis periodas yra nuo 2 iki 14 dienų. Tas inkubacinis periodas reiškia, kiek laiko praeina nuo užsikrėtimo iki klinikinių simptomų atsiradimo. Tai reiškia, ar ten pūslelių atsiradimo, ar šlubavimas, ar neėda, ar pieno primilžių sumažėjimas. Šiuo metu snukio ir nagų liga, kuri plinta, kuri pasireiškusi yra Vengrijoje, Slovakijoje, tai manoma, kad vidutiniškai tas inkubacinis periodas yra 2-5 dienos, maždaug taip galima. Ten kiauliam, jauniem gyvuliam gali būti trumpesnis. Ir kas yra svarbu, kad gyvuliai, kurie yra užsikrėtę šituo virusu, netgi jeigu jiem nėra dar simptomų, jie jau gali platinti virusą su seilėmis ir su visais ekskretais ir sekretais, kurie įsiskiria iš gyvulio organizmo. Taip pat su iškvepiamu oru. Taip pat ir pienu keletą dienų prieš atsirandant klinikiniams simptomams. Žiūrėkit, bet pavyzdžiui, ar žmogui nėra pavojinga vartoti kažkokius produktus jau už to užsikrėtusio gyvulio, nes kažkaip suprantu, nepasišalina tie padariniai taip greitai? Šis virusas žmonėms nepavojingas. Ir be to termiškai apdorojus, tarkime, pieną ar tą mėsą tikrai nepavojingas. Be to mėsoje, tarkime, vykstant, pavyzdžiui, mėsos brendimui, biocheminiams procesams, tai virusas žūna. Tik tai nežūna jisai tokiuose kaip liaukiniai kažkokie organai arba, tarkime, kaulų čiulpai. O žiūrėkit, dabar, tarkim, ūkininkas pamatė, įtarė, kad tai yra tie galimi simptomai, tai ką jis pirmą turi daryti, kažkur kreiptis, kviestis, nežinau, veterinarijos gydytoją ar jums skambinti ar kažkam, tai, kad vis tiek, kaip ir sakėt, kad viens nuo vieno ar ne, nuo kito užsikrečia, tai ką daryti, nes, įsivaizduoju, kad toks šokas ištinka. Kad... Nežiūrint to, kad, tikriausiai daugelis gyvulių laikytojų Lietuvoje jau girdėjo, kad snukio ir nagų liga labai pavojinga, naikinami gyvuliai ir tikriausiai ištiks galbūt šioks toks šokas, bet kas yra svarbiausia šios ligos, sustabdyme ir, katastrofos sustabdyme, tai yra įtarėt šitą ligą, šitą ligą, mėlyno liežuvio liga, panašus simptomai gali būti, įtarėt, nedelsiant reaguojat ir pranešat veterinarijos gydytojui arba valstybinė maisto veterinarijos tarnybai. Ir šitie įtarimo mėginiai, iškart galiu pasakyti, kad nemokamai tyriami, jau geriau suklysti ir įtarti ir pasirodys, kad tai ne šita liga, negu suklysti, įtarti ir suklysti ir nepranešti. Tada nuostoliai bus nepalyginamai didesni. Mes žinot, kaip sakome, geriau turėti 100 įtarimų ir nei vieno teigiamo, negu 100 teigiamų ir nei vieno įtarimo. Tai čia pranešk, gausi instruktažą visą, ką padaryti, atvažiuos veterinarijos tarnybos atstovas, esant reikalui bus kreiptas ir į privatų veterinarijos gydytoją, paims tą mėginį, iš tikrųjų, jeigu bus ar snukio nagų liga, ar vieno iš minėtų ligų, tai 24 valandų laikotarpį tas atsakymas bus. Tam laikotarpiu bus šiek tiek apribotas judėjimas iš ūkio, kad neišplistų esant lygai ar esant įtarimui.
Ir jeigu gausim neigiamą atsakymą, tada jau bus galima ieškoti kažkokios kitos priežasties, kas yra gyvūnam ir kodėl jie nesielgia taip, kaip turėtų elgtis, nenatūraliai, o kažkokie klinikiniai kitų lygų. Bet pirmoje vietoje, ką ir Alvydas minėjo, reikia atmetimo reakciją padaryti, kad tai ne snukio ir nagų lyga ar ne mėlynasis liežuvis pas mane ūkyje. Jeigu galima dar papildysiu, iš tikrųjų, lygų protrukiai, pavojingų lygų protrukiai dažnai vyksta prieš atostogas, penktadienį po pietų ir panašiai. Tai niekada nepalikite šito reikalo, kai grįšite iš atostogo po savaitgalio ar panašiai. Įtarėt, reikia reaguoti nedelsiant. Aš iš tikrųjų dar norėčiau tokį kaip ir akcentą uždėti. Gal galim susidėlioti tokį mini sąrašiuką, kaip ta liga ateina į tą ūkį ar ne, ten, nes ne kokie uodai platina ar mašalai, bet čia kaip ūkininkui užduoti, kad šitą turiu nedaryti, šitą turiu labiau atkreipti dėmesį, kad užkardyti tą patekimą. Tai šiaip visos lygos tai lengviausiai plinta su gyvais gyvūnais, tai pirmiausia reikia žiūrėti, kokius gyvūnus įsivežam į ūkį. Todėl jas reikia įsigyti pagal teisės aktus. Valstybinė maisto tarnyba tikrai užtikrina, kad iš apimtų šalių tie gyvūnai nepatektų į Lietuvą, neatsivežtumėt. Toliau, kadangi, kaip sakiau, šitas virusas plinta, į aplinką patenka su visais sekretais ir eksetais sergančių užsikrėtusių gyvulių, tai gali būti užkrėsta aplinka, gali būti daiktai, transportas, kažkokie tai įrengimai, drabužiai, batai, rankos žmonių, netgi nosiaryklė žmonių, ne? Tai ūkininkai turėtų, gyvus gyvūnus jau minėjau, tai toliau yra ūkio biosauga, išorinė biosauga, tai kas patenka į ūkį? Tai reiškia kontroliuoti lankytojus turime mintyje visus, reiškia, išskyrus darbuotojus, reiškia, ar tai būtų kažkas tikrina, ar tai kažkokiais pažintiniais tikslais, ar kažkokių tai produktų pardavėjai, tai turėti ūkio biologinio saugumo kažkokius reikalavimus, taisyklės, kuriais būtų galima užkardyti šios ligos patekimą. Dar vienas svarbus aspektas, ką irgi paminėjo kolega, kad pamatai kažką, bet išvažiuoja atostogų, nelauk pirmadienio. Bet jeigu išvažiavai atostogų, viskas gerai. Ir tarkim, dabar labai daug kas važiuojam į Turkiją atostogauti, ne? Tai kur snukių ir nagų liga tiesiog masiškai virš 100 protrūkio skirtingi serotipai. Tai grįžus taip pat nereiktų laikytis ar pas giminės. Juolab, jeigu pats esi ūkininkas, tai jau ras tada tą laikotarpį iki 14 dienų rekomendacija, netgi neik prie gyvulių tiesiogiai. Aišku, jeigu tu būni viešbuty, tai ta rizika tikrai minimali, bet žinom, kad kai kam yra nuobodu, važiuojame į kalnus, važiuojame, pro tos pačius galvijų ūkius, kur tą ligą tikrai galime atsivežti, tai tiek išvažiuojant užtikrinkime, tiek ir grįžus, kad nesivežkime maisto produktų, kažkokių skanumynų giminėms, nekalbu apie saldėsius, bet apie mėsytę skanesnę, ne apie sūrį kažkokį, tai geriau vartokime, kas yra Lietuvoje ir nesudarykime sąlygų kažko tai ligos atsivežimui pas save tiesiog į ūkį dėl savo kalties. Aš taip pat norėčiau dar papildyti ir tai, kad iš tikrųjų, jeigu jau kažkokie yra nustatomi požymiai, tokie kokie nebūdingi sveikiem gyvūnam pas save ūkyje, tai tikrai nereikėtų kreiptis į kaimyną, jį atsivesti, parodyti ar paklausti jo. Tai patirtis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos byloja apie tokius labai blogus pavyzdžius, kada atsivedė kaimynus, pažįstamus, rodė sergančius gyvulius ir tokiu būdu buvo išplatinta liga. Aišku, reikia turėti savo ūkyje nusistačius iš anksto tam tikras taisyklės. Jeigu tai yra lankytojai, kur tie lankytojai galėtų atvykti ir pastatyti savo mašiną. Aš kalbu apie tokius lankytojus, įskaitant ir kurie atvažiuoja kontrolę vykdyti. Tai nereikia bijoti, kad tai yra inspektoriai ar dar kažkokie tai pareigūnai, kurie vykdys kontrolę ir įvertins tam tikrus dalykus. Tačiau elgesio taisyklės yra nustatytos ir jie privalo jų laikytis, kad jie žinoti turi, kur pastatyti mašiną, jie žinoti turi, kur galėtų persirengti. Jeigu jūs turite kažkokius tai rūbus, kuriuos galėtumėte duoti
lankytojams, tai juos būtinai ir turėkite, ir duokite tokius rūbus. Visada tai tikrai sumažins užkrečiamų ligų patekimo į ūkį, sumažins bent jau rizikos buvimą ir iš tikrųjų tas taisyklių diegimas savo ūkyje, nusistatytų taisyklių, nes visada taisyklės lengviausia vykdyti, kada nusistatai pats, bet ne kada nustato valstybės institucijos ir panašiai, tai tokiu būdu bus priimtina tikrai visiems. Tiesiog reikia daryti dėl savęs, o ne dėl kitų. Tai čia tai iš tikrųjų taip. Kai kurie iš patirties, ne tik su gyvulininkystė, bet ir ten dirbam ir su augalininkystės ūkiais, tai irgi ten, sako, vieno reikalauja ar ne, bet mes kartais net griežčiau pas save darom, nes mes norim tokio rezultato, kokio mums reikia. Tai ar ten dėl to... Vietoj galim tokius 3 akcentus uždėti, tai ką minėjom. Pirmas, sveikų gyvulių įsivežimas, antras, laikytojų kontrolė, trečias, transporto kontrolė. 3 paprasti dalykai, kurie nereikalauja didelių investicijų, turbūt net nereikalauja iš viso investicijų. Ir tą, ką darau rutiniškai, daryti kiekvieną dieną reikalauti iš kito. Ir papildant kolegą dar norėčiau pasakyti, nustačius kažkokius negalavimus gyvūnų, pranešti veterinarijos gydytojui. Arba valstybiniam, arba privačiam veterinarijos gydytojui. Bet ne visuomenės lankytojam ir panašiai. Mes pakalbėjom apie šią ligą, bet tikrai dar girdim ir apie mėlyno liežuvio ligą. Ar jinai irgi tokia pat pavojinga? Ar taip greit plintanti? Na, mėlyno liežuvio liga skiriasi nuo šitos snukio ir nagų ligos tuo, kad ją platina kraujasiurbiai smulkieji mašalai, kolikoidės genties. Ir praktiškai jie yra pagrindiniai platintojai ir gyvulys nuo gyvulio praktiškai neužsikrės. Tai vat reikalingas mašalas, kuris platintų šitą virusą. Skirtingai negu snukio ir nagų liga, kuriai nereikia jokių tų mašalų, galime laisvai išplatinti patys lankytojai žmonės. Tai šita liga tikrai plinta kitokiais būdais ir mašalų kontroliai mes neturime tiek priemonių užtikrinti, kad visiškai jų išvengtume. Na, galima sakyti taip, repelentai kažkiek veikia, insekticidai, visa kita, bet tie mašalai dauginasi mūsų aplinkoje, gyvulių išmatose, organinėje medžiagoje, kažkur vandens telkinių pakraščiuose, į pūvančioje medienoje, todėl jų išnaikinti neįmanoma. O simptomai tai liežuvis. Jo. Paprastai tariant. Gali būti liežuvis mėlynas, kadangi virusas pažeidžia kraujagyslių sieneles, tai įsivysto edema ir užspaudžia liežuvio cianozę, toks pamėlęs liežuvis, tikriausiai nuotrauką daug kas matė, bet tai tikrai nebūtinai pagrindinis simptomas. Mėlyno liežuvio pagrindiniai simptomai, tai iš tikrųjų karščiavimas gali būti, pradžioje jį pastebės ar nepastebės žmonės, bet paskui atsiranda, tarkime, avim, kurios yra imliausios ir labiausiai išreikštai serga šitą ligą, tai ištakos iš nosies, kurios paskui išdžiūna, tokios sudžiūna, lobelės susidaro, taip pat žaizdelės atsiranda, reiškia, šnervėse, burnos ertmėje, kur gleivinės. Tik tai nuo snukio ir nagų ligos, ko skiriasi, kad puslelių nesusidaro. Taip, erozijos atsiranda žaizdos, bet puslelių tikrai, kuo skiriasi nuo snukio ir nagų ligos, kad nesusidaro. Tai taip pat apynagėse gali būti, tarpunagėse ir tada taip pat gyvuliai gali šlubuoti. Tai iš tikrųjų prie mėlyno liežuvio dar, pavyzdžiui, pieniniai galvijai, tai galbūt dar prieš klinikiniams simptomams ir pieno primilžių sumažėjimas, apatiški, galbūt neėda. Taip pat tas seilėtekis gali atsirasti, nes pažeidimai burnoje, tai skauda gyvuliui, jisai ten visai čiapsi, laižosi ir panašiai. Tai iš to reikėtų ir įtarti, kadangi kraujagyslės pažeidžia virusas, tai dar ir atsiranda paraudimų, gali būti galvijam, ten snukio, reiškia veidrodėlyje, ant tešmens, ant spenių, nes ten kraujas įsilieja ir susitelkia, todėl matosi paraudimas. Bet gyvulių nereikia gaišinti. Čia turbūt yra kažkokie dalykai, bet jau nereikia utilizuoti jų. Tai aš dar norėčiau čia kolegos vieną labai tokį svarbų požymį, kas susijęs su mėlyno liežuvio liga. Tai yra silpnų jauniklių atvedimas.
arba tokių neišnešiotų jauniklių atvedimas, tai yra vienas iš tokių labai tipinių požymių ir tai labai būtų aktualu mėsinių galvijų augintojams, nes, kadangi negalima įvertinti mėsinių galvijų bandose, tai yra pieno kiekio, primilžių ir panašiai, tai vienas iš tokių specifinių požymių. Jeigu prie mėlynojo liežuvio ligos įėjus girdisi ten galvijų čepsėjimas, toks eilėjimasis didžiulis, tai čia yra tie požymiai truputėlį kitokie. Ir jeigu kalbant apie kontrolės priemonės, tai prie šios ligos reikia atsiminti, kad tikrai gyvuliai nėra naikinami, jie naikinami yra tik tada, jeigu jau labai liga yra įsisiūbavusi ir liga yra tiek pažeidusi jų sveikatą, kad tiesiog dėl gyvūnų gerovės reikia juos naikinti. Bet priemonė naikinimas prie šios ligos tai yra nespecifinė ir jinai yra netaikoma. Taip pat netaikomi jokie apribojimai mėsai, taip pat netaikomi apribojimai pienui, vilnai netaikomi apribojimai ir, kaip ir kolega minėjo, liga nepavojinga yra žmonių sveikatai visiškai. Ir mes dar čia pačioj pradžioje, kai pradėjom kalbėti, aš irgi paminėjau paukščių gripą, paminėjau afrikinį kiaulių marą. Taip teoriškai atrodo, kad esam daug visi, ir ne tik ūkininkai, ir negirdėję apie šias ligas, bet girdim, kad jų dar pasitaiko tų atvejų, ar ne, ir irgi reikėtų, užsidėkim kažkokius akcentus, į ką ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį, dar ne apie biosaugą kalbant, bet kokie požymiai tų gyvūnų. Tai jeigu kalbam apie paukščių gripą, tiksliau didelio patogeniškumo paukščių gripą naminiams paukščiams, iš laukiniam iš tikrųjų, tai tie požymiai būtų netikėtas gaišimas. Vienas pagrindinių požymių, ypač, tarkime, vištoms. Kiti požymiai, tai kaip ir prie gripo iš tikrųjų, tai reiškia, gali būti kvėpavimo kažkokie sutrikimai, iš tikrųjų paraudimas cianozė, barzdelių, skiauterės, taip pat odos ir didelis gaišimas. Didelis gaišimas, gerai, ten viduriavimas taip pat gali pasireikšti ir toliau, bet iš tikrųjų didelio patogeniškumo paukščių gripas naminiams paukščiams pasireiškia tuo, kad ryte galbūt buvo viskas, tai yra vakare apžiūrėjot paukštytės, viskas gerai, ryte atėjo, atradot galbūt net ir vos ne 100% nugaišusių paukščių. Tai va čia toks būtų, pagrindinis toks požymis. Bet vėlgi, kaip ir prie anksčiau šitų dviejų aptartų ligų, kas yra svarbu, kad kadangi mes, kuo svarbi ta visa, kodėl valstybinė maisto veterinarijos tarnyba tiek daug seminarų visko veda, skleidžia tą informaciją, žinodami, kokia yra ligų situacija, kad jos čia pas mus yra, Lietuvoje ar ne Lietuvoje, bet yra rizika, todėl mes turime, jeigu gyvuliai staiga nustoja, tarkime, ėsti ne mažiau, nebeateina atėjus į gardą, kaip visada ten, nežinau, kokio skanesnio runkelio suėsti ar dar kažko, jau reikia įtarti, kad kažkas yra negerai. Tai reiškia apetito praradimas, gyvulio apatija kažkokia, gyvulio turime ir paukščių lygiai tas pats. Jau reikia įtarti, kas čia dedasi. Ar yra kažkas tai, kažkokios priežastys, kodėl jie taip galėtų elgtis. Ir paskui stebėti, ar yra kažkokie tai jau ligų specifiniai požymiai, ar puslelės, ar erozijos, ar žaizdos, ar kraujosruvos ir nedelsiant, pranešti veterinarijos gydytojams arba valstybinė maisto veterinarijos tarnybai. Ir tada jau atvykęs specialistas detaliau pažiūrės. Ir prie visų šitų jūsų paminėtų 4 ligų iš tikrųjų tas žaibiškas reagavimas yra pagrindinė nuostolių išvengimo priemonė iš tikrųjų Lietuvos mastu, šalies mastu. Čia galėtume kaip ir su savim palyginti, kaip sakom, jau čia žiemą ar pavasarį kažkur išbėgau ir sakau, jau kažkas čia mane kabina, jaučiasi lyg tai jau ir prigult norėtųsi kažkur, tai jau gal ir šaltis krečia, jau gal ir apetitas dingo, tai čia turbūt panašumai irgi, ką vis Kalvydas išvardėjo, labai tiktų. O kad apie paukščių gripą turime šnekėti, tai jeigu snukių ir nagų lyga ir mėlynasis liežuvis, tai šiai dienai dar necirkuliuoja Lietuvoje, tai paukščių gripas niekur nedingęs, nes sausio mėnesį turėjome pirmą protrūkį vištų dedeklių ūkyje, kur iš tikrųjų buvo didelis komercinis ūkis, o šiai dienai esame nustatę Kaune, Alytuje, Gulbėse paukščių gripą didelio patogeniškumo, tai vėlgi tai rodo, kad liga šalyje cirkuliuoja, jinai niekur nedingus ir
grėsmė yra ir turime šnekėti apie tai. Ir afrikinis kiaulių maras vaikštinėja aplinkui. Afrikinis kiaulių maras sekanti tema, kur atrodo, kaip ir visi žinom, nuo 2014 metų gyvename su šia liga, bet ką pastebime šiandien, jau virš 400 protrukių laukinėje faunoje fiksuota ir pasižiūrėjus tą statistiką, tai jau mes netoli esam 2017-2018 metų to piko vadinamo, kur turėjome virš 1400 teigiamų protrukių ir pasižiūrint tiek kaimyninės šalis Latvija, Lenkija, Estija, tai jau jie irgi netoli yra 24 metų visų metų pasiektų skaičiaus teigiamų šernų, tai vėlgi šnekam apie populiacijos didėjimą, kuo didesnė populiacija, daugiau imlių gyvūnų, tuo ligos pasireiškimo galimybė didesnė. Na, o turint situaciją tokią laukinėje faunoje, tai ką matom su savo patirtim, su istorija, kad jeigu laukinė yra, tai liga neapleidžia ir naminių kiaulių laikymo vietų. Tai šitas irgi akcentas yra didelis, kad biosauga ir biosauga dar kartą. Nes, kaip sakot, irgi, paukštis ar dangaus virusas ten nukrenta, jisai kažkaip tai ateina ar su mūsų kojam, ar su transportu, ar su kažkuo. Tai čia turbūt sekanti mūsų diskusijos dalis galėtų būti apie tą biosaugą. Aš dabar, mes tikrai skaitot mano mintis, tikrai grįšim prie biosaugos, bet aš dabar galvoju, bet kiaulių tai labai sumažėja, mes nelabai jau ten turim. Kiek maždaug dabar turim? Nekomercinės, tuose neverslinėse vadinamosi laikymo vietose, tai pagal oficialią informaciją, tai mes turim apie 4000 ūkius, ir apie 12 000 kiaulių laikoma. Tai tas ūkelis vadinamas po 3 kiaulės penimas savo reikmėm plius minus. Lietuvoje visoje yra su komerciniais ūkiais apie 500 000 kiaulių, bet jeigu grįžtume į 2013 metus, 2014, kuomet jau liga buvo pasienyje ir kuomet nusistatė ir kuomet buvo tas didelis darbas tiek su žemės ūkio skyriais, tiek su savivaldybėm, kiaulių registravimas, tai buvo, turbūt Egidijus neleis pameluoti, virš 40 000 tų pavienių laikytojų. Tai per 10 metų laikotarpį gali matyti, kiek 10 sumažėjimas gana ryškus yra, bet vis tiek ta rizika yra. Bet galima iš kitos pusės ir pasidžiaugti tai, kad ta liga mus išmokė gyventi ir kitaip. Mes vis dėlto susigyvenom su afrikiniu kiaulių maru ir jeigu pažiūrėtumėm į mūsų kiaulininkystės pramonę, tai kiaulininkystės pramonė sėkmingai gyvuoja, sėkmingai auginamos yra kiaulės ir iš tikrųjų jie tikrai taiko biologinio saugumo reikalavimus, kurie bene vieninteliai gali apsaugoti nuo užkrečiamų ligų patekimo į ūkius. Tai tikrai geras pavyzdys būtų ir galvijų augintojam, avių augintojam, ožkų augintojam ir kitų gyvūnų augintojam, kad biologinio saugumo priemonės tai ne šiaip savo yra sugalvotos kažkokios tai priemonės ir čia ne valdininkų sugalvoti dalykai, bet tai veiksminga priemonė apsaugoti savo ūkius. Čia Egidijus jau bando paneigti tą mitą, aš esu susirašiusi irgi bėga į priekį, kad irgi yra tas vadinamas mitas, kad tie būtent biosaugos reikalavimai tik ant popieriaus, nes reikia ateis patikrinti, ček, aš padariau, o ar realiai tai, man svarbu, ar aš iš tikrųjų laikausi, tai irgi velnias žino, ar ne. Tai ir Paulius sakė biosauga, čia visur mes čia girdėjau išorinė biosauga, tai taip apibendrinant, kas ta biosauga ir su ko valgoma, iš ko susideda, ką reikia žinoti. Tai tiesiog gal galima visiškai paprastai atsakyti į tą klausimą, tai yra visuma taisyklių, kurių pagalba galima išlaikyti gyvulius savo ūkiuose ir apsaugoti juos nuo užkrečiamų ligų. Taisyklių pagrindas, bazinis variantas yra aprašytas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išleistuose reikalavimuose, taisyklėse taip vadinamuose, atskirom gyvūnų rūšim. Ir tiesiog tas taisyklės adaptavus pas save, pas savo ūkyje, dideliam ar mažam ūkyje, tai tiesiog galima tų ligų išvengti. Galima susidėlioti ūkyje gyvenimą taip, darbininkų darbus, savo vykdomus darbus taip, kad niekam neprieštarautų ir tiesiog nesukeltų labai didžiulės naštos ir kaip pavyzdys, jeigu nėra rankų plautuvės įrengtos, jei įrengus, tai tikrai sumažėtų užkrečiamų ligų rizika. Tai tikrai nieko nekainuotų daug, tikrai nereikėtų ypatingų kažkokių tai įrengimų įsigyti. Galima pradėti nuo pačių paprasčiausių ir tiesiog visą tai tobulinti, nes niekas per dieną neatsirado. Tai rodo ir mūsų gyvulininkystės dideli ūkiai, kaip jie steigėsi ir kokia evoliucija buvo jų. Tai
Tiesiog viskas yra padaroma, viskas pritaikoma, tik tai reikia norų. Ir reikia pagalvoti apie tai, ar biologinis saugumas yra jisai ūkyje nauda ar priešas. Jeigu galvojam, kad priešas, tai tikrai yra sunku tai padaryti. Ir tai reikia vykdyti taip, kad jisai būtų draugas. Jeigu būtų draugas, tai su draugu gyventi visada yra žymiai paprasčiau. Ir draugystėje galima pasiekti labai didžiulių rezultatų, tinkamų rezultatų. Gauti gerą produkciją ūkyje, laikyti sveikus gyvūnus ūkyje ir tiesiog kiekvieną dieną džiaugtis tai, ką darai, nes jeigu tai nedarysi, tai iš tikrųjų bus tokie kaip ir socialiniai aspektai, sukurti ūkiai, jie gali sudegti, tai turėjau omenyje kabutėse, prarasti galima visus gyvūnus dėl aplaidumo, dėl užkrečiamų ligų patekimo į juos. Man žinot, vienas Vokietijos toks ekspertas, klausiau apie biosaugą pranešimą ir labai užstrigo, kad biosauga tai filosofija žmogaus ir galima palyginti kaip ir su kelių eismo taisyklėm. Mes žinom visi, kad atsisėdę į mašiną turim prisisegti automobilio diržą, bet, ta prasme, kaip apsaugos, ne priemonė. Yra reikalavimai ir jau mums tai tapo rutina. Atsisėdami į mašiną, užsidedam turbūt niekam, bet kartais būna gal taip, kad nuvažiuosiu iki parduotuvės, čia greit nieks nieko ir kelių eismo policija pagauna tave ir taiko nuobaudą. Tai čia galima palyginti taip pačiai ir su ūkiais. Turiu dezinfekcijos barjerą, turiu praeiti pro dušą ar kažkokie kiti, bet kažką pamiršau, gal greit užbėgsiu, pasiimsiu ir nieko nebus. Bet tu nematai viruso, tu nežinai, kur jisai yra ir gal va tas vienas, greit užbėgsiu, nieko nebus, jau yra. Tai turi būti filosofija ir rutina. Ir jeigu tai yra rutina, tu kiekvieną dieną darai, tu sėkmingai gyvuosi. Aš dabar tiesiog pagalvojau, irgi diskutavom, šiek tiek buvom palėti ir mėsinių galvijų temą. Ir aš dabar galvoju, ar skiriasi biosaugos kažkokios ten priemonės, kurios taikomos, tarkim, ūkija, kur laikomi mėsiniai galvijai, kurie ten kai kurie ten ganosi visus metus ir pieniniai. Čia jau prie pieninių įsivaizduojam, kad yra procesas, ten visokie barjerai, dušai, nes visą laiką ten būni, o su mėsiniais kaip, ar yra kaip apsaugot? Iš tikrųjų, tas gyvulių laikymas, pati laikymo sistema galbūt yra skirtinga, nes ir mėsinius galvijus galima laikyti tvarte, jos taip pat kaip ir pieninius galvijus, ar ne, kurie skirti pieno gamybai. Tačiau patys principai, jie išlieka visiškai tokie patys. Tai yra lankytojų ribojimas. Toliau yra gyvulių savalaikis apžiūrėjimas ir įvertinimas klinikinės būklės, nes kas gali geriau žinoti apie gyvūną, jeigu ne pats gyvūno savininkas. Jis kiekvieną gyvūną pažįsta, žino, kaip jis jaučiasi, žino, kaip jis elgiasi ir kaip kolega minėjo, jeigu jis neatėjo paėsti, o ateidavo visada pats pirmas, tai klausimas, kodėl jis neatėjo. O dažniausiai neateina todėl, kad jam yra kažkoks tai negalavimas, ne todėl, kad jis nenori, ne todėl, kad jam nuotaikos nėra. Būna kažkiek, kad ir nuotaikos nebūna. Bet vis dėlto tai yra pirmiausia tokie dalykai. Sveikų gyvulių atsivežimas į ūkį tiek mėsiniam, tiek pieniniam. Tai yra vienas iš pagrindinių akcentų. Tai yra tie gyvūnai, kurie lydimi veterinarijos dokumentų yra, kuriuos išdavė veterinarijos pareigūnai ir tiesiog įvertinę būklę ne tik to gyvūno, bet ir tos teritorijos, kurioje tas gyvūnas yra užaugęs ir sėkmingai gali būti perkeliamas į kitą ūkį. Tačiau tie tokie vidaus biosaugos elementai, tai jie yra išdėstomi atskirai pagal ūkių struktūrą, jie suprantami yra pagal to ūkio struktūrą ir tiesiog tas taisyklės yra taip pat sudaromos pagal to ūkio struktūrą. Tai va tokie esminiai dalykai ir pati biosauga jau turėtų būti taikoma nuo gyvūno gimimo ir jau prieš gyvūno gimimą jam turi būti suteikiamos tinkamos sąlygos, kad jis gautų pirmųjų krekenų, kada gimsta, kad jam susitvarkytų tinkamai imunitetas, kad jisai jau būtų pasiruošęs ateiti į ganyklą, pasiruošęs ateiti į tvartą ir, kaip sakant, bendrauti su plačia visuomenė pagal mūsų sukurtas taisyklės. Tai tikrai labai svarbu tai yra ir tai, kad tos taisyklės yra taikomos vienodi principai tiek tuose ūkiuose, tiek kitose ūkiuose, tai yra irgi visiška tiesa. Šiaip dar vienas yra mitas, kad biosauga tai čia labai brangiai kainuoja. Tai jūs sakėt, kad net ir maži dalykai, jie kai kurie net nekainuoja, ar ne? Ir kitas dalykas, Žemės ūkio ministerija skiria paramą, ar ne, įsigyti tam tikriems
biosaugos elementams. Tai gal šiek tiek turi daugiau informacijos ir galėtumėt pasidalinti apie tą paramą. Jo, tai kaip ir labai trumpai turbūt galėsim pasidalinti nuorodą tinklalaidės kažkur tai apačioje, kad žinotų, tai Žemės ūkio ministerija ministro įsakymu yra paruošta tvarka, kur tiek galvijų, kiaulių, paukščių, avių, ožkų ūkiai gali pretenduoti į paramą ir gauti finansinį tą vadinamą palaikymą dėl tam tikrų, tarkim, nežinau, rampos įrengimo ar tai kitų priemonių, kurios būtų kaip ir irgi vienas iš veiksnių į priekį to biosaugos gerumą, kad nereiktų pačiam ar į patį aptverimą, apsaugai nuo laukinių gyvūnų, pašalinių asmenų, tai jo, tokia tvarka yra ir tą priemonę ūkininkas gali pasinaudoti, pateikiant paraišką. Ir aš dar galbūt paantrinsiu Pauliui, tai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos gyvulininkystės konsultantai ir ekonomikos konsultantai, jūs gali pakonsultuoti apie paramą, jūsų gyvulininkais, kokių, tarkim, biosaugos priemonims reikėtų, galit pasikonsultuoti, o ekonomistai padės parengti paraiškas, nes reikės ir dokumentus užsipildyti. Tai tikrai kreipkitės, taip pat įdėsim tinklalaidės apačioje nuorodą tiek apie paramas, tiek ir mūsų kontaktus. Ir jau čia taip labai mes įdomiai ir ilgokai šnekam, bet man dar iš tikrųjų įdomu, jau ir kalbėjom šiandien apie tas patirtis, ar ne, kurios turi kitos šalis, ir Slovakija, ir greičiausiai ir Vengrija. Tai aš visada sakau, kad yra geriausia mokytis iš svetimų klaidų ir mokytis iš to, ką žmonės jau išmoko iš savo tų klaidų. Tai ką mes galim ir galbūt ką galim perimti, o gal jau perėmėm dabar, kaip Lietuva, ar ne, kaip valstybinė veterinarijos tarnyba ir ką mes jau dabar darom, kad pas mus neteitų ta liga. Tai aš galiu gal pradėti, Egidijus mane papildys su Alvydu. Tai teko lankytis ir Slovakijoje, su kolegom praleisti 1,5 dienos ir pasižiūrėti, kaip jie gyvena šiai dienai. Aktyvių židinių nebuvo, bet visų pirma, kas pasirodė, tai toksai bendras tikslas visų institucijų. Pasitikėjimas vienas kitu, ką darai, nes šnekam apie snukio ir nagų ligą. Tai įtraukta tiek kariuomenė, tiek policija, tiek analogas mūsų gal priešgaisrinė apsaugos gelbėjimo tarnybai, kadangi pirminis iššūkis buvo, kaip nugaišinti galvijus, nes įsivaizduokim ūkį su 1500 galvijų, tai nėra paukščiai, tai nėra kiaulės, yra didelis gyvūnas, didelis svoris. Tai reikalingos specialios staklės, iš kurių gauti, kas jas turi atvežti, kas nugaišins tos gyvūnus. Tai va, pirmoji vietoj pasirengimas. Kitoj vietoj, kaip tu atlieki likvidavimą, kur juos padėti. Viena perdirbimo įmonė tiek Slovakijoje, tiek ir Lietuvoje, tai diskutuojant su kolegom irgi, tai yra niekas, nes didelis gyvūnų skaičius, tonažas, dar atstumas priklauso, koks yra, tai dėl ligos išplatimo irgi didelė rizika. Tai ką Slovakai padarė, jie netgi militarizuotoje zonoje kartu su kariuomenė parengė tranšėją, kuri buvo 120 metrų ilgio, 5 metrų pločio, tai galim įsivaizduoti irgi, kaip tai vizualiai atrodo. Tai vat, būtent tas pasirengimas, tai ką Lietuvoje mes irgi darom, tai šnekame su visais ūkininkais, šnekam su geologijos tarnyba, nes pirmoji vietoj turi ūkininkai pradėti galvoti, ką darysim su tais gyvuliais, ne veterinarijos tarnyba. Mes taip neatsisakom padėti, suteikti rekomendacijas, bet kuom galim pasidžiaugti, kad kiaulynai, paukštynai, jie turi tas vietas numatytas, kur šitoj vietoj šiek tiek problematika yra. Taip pat šnekame su nacionaliniu krizių valdymo centru, kad irgi, ką mes darytume tokiu atveju, kaip tik kitą savaitę irgi turėsime susitikimą, tai kaip ir minėjote, taip geriausiai mokytis iš svetimų, nežinau, net kartais gal ir klaidų, kad ne iš savų, bet apie tą pasirengimą, kas Lietuvoje yra, tai turbūt Egidijus papasakos irgi mokymai, švietėjiška veikla, nes, pirmoji vietoje jau jeigu taip nutiks, kad liga atsiras šalyje, tai ankstyvas tas diagnozavimas, nes jeigu tu pavėluosi, sakysi, čia kažkas yra, nueisiu pas kaimyną, kaimynas dar kažkur, tai mes turėsime ne vieną protrūkį, bet 10 protrūkį ir mes turėsime krizinę situaciją. Tai šiai dienai turbūt Egidijų galiu paprašyti, pasakyti, kur jisai asmeniškai jie su Alvydu važiavo, su kuo šnekėjo ir mes tikrai toliau tą darysim, tą važiuosim, šnekėsim. Tai taip, turbūt svarbiausia mūsų yra
tokia šios dienos misija, tai atnešti tą informaciją ir perduoti, kad gyvulių laikytojai žinotų apie ligas, kad būtų susipažinę su ligom ir žinotų pirmosius tos požymius pasireiškimo ir kokių veiksmų jie turėtų visų pirmiausia imtis per, sakykime, įtarę ar jau patys kažkaip tai supratę, kad tokia liga yra, per keletą tų pirmųjų valandų, kol pranešė veterinarijos gydytojų, kad jie neturėtų ten kviesti kaimyno, neturėtų kažkur tai galbūt turėtų ir nutraukti tam tikrus darbus, kuriuos buvo suplanavę, tol kol neatvyko kvalifikuotas specialistas. Ir jeigu žiūrint plačiau truputėlį, tai atsižvelgus įvykius, kurie prasidėjo Vokietijoje, prasidėjo Vengrijoje ir Slovakijoje dėl snukio ir nagų ligos, tai mes esam išleidę tokį dokumentą, tai yra direktoriaus įsakymą ir apriboję esam renginius viešus, kad jie nevyktų ir tikslas buvo toks pagrindinis, kad su parodose esančiais ir kur renginiai kažkokie vyksta gyvūnais, sakykime, jeigu tokie būtų, tai kad nebūtų atnešamos lygos ir tos lygos atneštos nebūtų parsineštos į ūkius, tai va toks pagrindinis tikslas. Taip pat perspėjom ir pasakėm visiems, kad iš tikrųjų tvartą negalima vesti bet ko, kad būtų lankytojai ribojami, kad patektų tik tai tie, kuriem privaloma patekti ir kuriem būtina patekti ir kad jie patektų tik pagal atskirą protokolą, tai yra tinkamai pastatę savo automobilį tam tikroje vietoje, tinkamai persirengę, o drabužius ar ten vienkartinius rūbus, kurie buvo naudoti ūkyje, kad tinkamai žinotų, kur juos padėti, kokiom dezinfekcinėm medžiagom turėtų būti apsirūpinęs ūkis, kaip tos dezinfekcinės medžiagos turėtų atrodyti ir kiek jos yra veiksmingos. Tai mūsų šios dienos yra pagrindinis darbas toks, be jokios abejonės, yra nagrinėjimas užkrečiamų ligų aplinkinėse valstybėse ir visame pasaulyje stebėjimas nuolatinis ir tas toks budrumas yra visada jisai įjungtas ir turėtų gyvulių laikytojai nepamiršti, kad veterinarijos gydytojas visada yra arti gyvulio laikytojo ir arti gyvulio ir visų pirmiausia tik jiem reikės spręsti problemas ir tik jiem kalbėti apie užkrečiamas ligas. Tai bet tokie būtų mūsų pirmieji veiksmai. Iš tikrųjų, jau čia taip apibendrinant, šiaip norėčiau pasidžiaugti, nes ką aš matau, tikrai jau su tuo viešinimu, su ta sklaida labai daug darot, nes lyginant, nežinau, gal nebuvo tokios, pavadinkim, pusiau krizinės ar ne, situacijos neįlinės ar ne, tai tos komunikacijos tiek nebūdavo, tikrai labai džiaugiuosi ir mokymai buvo labai informatyvus, nors aš nesu nei ūkininkė, nei gyvulininkystės specialistė, bet tikrai buvo įdomu klausyti, žiūrėti ir pavyzdžius visus pasižiūrėti ir labai tikrai visi puikiai pakalbėt, labai tokia paprasta, nuoširdžiai žmogui suprantama kalba, turbūt ko žmogui labiausiai reikia, ūkininkui labiausiai reikia. Ir kitas dalykas, ką aš irgi iš mūsų pokalbio jaučiu, taip esat valstybinė veterinarijos ar ne tarnyba, ta, kuri turėtų ar ne kontroliuoti, bet aš čia matau tą tokį labiau konsultanto, patarėjo vaidmenį ir ne, kuris, na, turbūt svarbiausias dalykas, nes kad žmonės, ūkininkai nebijotų kreiptis, galvodami, kad juos nubaus, o labiau turbūt turėtų galvoti, kad kreipsiuos, gausiu patarimą ir užkardysiu kažkokius, na, negerumus ūkyje. Tai čia toks mano tokia refleksija iš mūsų pokalbio ir iš to, ką matau, ką jūs darot. Tai noriu jums labai padėkoti. Man tai buvo labai įdomu, aš labai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovam buvo lygiai tas pats. Tai ta visa apibendrinta informacija apie įvairius dalykus, ką mes čia kalbėjome, įvairias nuorodas, mes sukelsime video aprašymą ir tikrai ir mokymų įrašo nuorodą aš įdėsiu, kad tie, kas neturėjo laiko peržiūrėti, tai na, namuose, kada turėsit laisvą laiko, taip pat galėsit pasižiūrėti, nes ten tikrai labai aiškiai ir apie ligas yra kalbama, lygiai taip pat aiškiai ir apie biosaugos reikalavimus. Tai ačiū Jums labai ir tikiuosi ne paskutinį kartą pas mus. Ačiū Jums. Thank you.